Nu ką, labas vakaras visiems, labas vakaras Radio Tau klausytojai, labas vakaras visiems tiems, kurie mus žiūrėsite po to įrašą gyvai. Startuoja nauja laida Radio Tau eteryje, nauja laida, naujas podcastas, apie viską iš eilės galbūt šį vakarą. Pavadinimu Ką gero, labas Begičiu. Labas Domai, pagaliau po tiek laiko, ne? Jėzau, kaip garsiai susireguliuosiu, aš tai žinok, eigoju. Šiek tiek įpročio reikalas. Taip. Tai gal pradžioj apie laidą ar pradžioj apie mus? Pradžioj apie laidą, gerai? Gerai. Apie ką šitą laidą, kaip čia viskas gimė, po to pasipasakosim, kas mes tokie esame ir taip toliau. Taip, realiai kaip gimė. Sėdėjom prie stalo. Tu sėdėjai prie stalo. Aš atvažiavau tave pasiimt, nemeluok. Teisingai. Taip, tokia eiga ir buvo, be jokių melų. Tai aš sėdėjau prie stalo ir diskutavom tiesiog, kad būdavo seniau fain dalyko eteryje, yra dabar krūvos tų podcastų ir bandėm kažkaip išmastyti, ką čia gero galima padaryti. Ir taip kažkaip yra sugalvojam, kad galima viską turbūt sujungti į vieną. Labai lengva ir trumpa istorija. O kaip aš sužinojau apie šitą idėją? Atvažiuoju pasiimt ir kas? Domas sėdi. Begičiau. Turiu idėją. O, dabar galvoju bus, man reikia prisėsti. Nu ir va ir išplėtojo ir gimė šitą idėją. Aš žinai, kada pastebiu, kada nutrūksta tavo balsas, kada su barzda atsitrenki į mikrofoną. Tai šitą atsargiai. Jo, ir taip, tai dabar podcastai yra populiarūs ir radijos mažai kas klauso ir aš kaip tik patikrinau, negaliu patikrinti, kiek mūsų klauso FM-o eteryje, tai yra mašinoje ar kažkur tais kitur per radijo imtuvus, bet galėjau patikrinti, kiek mūsų klauso internete. Tai buvo liūdnas 23 žmonių skaičius. Labai tikiuosi, kad ties 18 laida bus bent 5 kokie. Bent jau. Taip, o tada kaip vyksta šitą laidą, mes gyvam eteryje, Radio Tau eterį būsime kiekvieną antradienį, vėl nepasakiau, kiekvieną darbą dieną. Kiekvieną antradienį nuo 19 valandos. Eterį būsim 3 valandas, bandysiu parinkti muziką, kuri fainesnė galbūt yra šiek tiek, kad pasiklausytume visi kartu, būtume geros nuotaikos. Mes viską įsirašome tiek video formatu, tiek audio formatą ir įrašas išeina ketvirtadieniais. Vakare valandos neprisižadės, nes nežinau, kaip seksis montuoti. Aha, va. Gerai, ir dar trumpam šitam išėjimui, gal apie mus, kas mes tokie esam. Ir, all right, aš pradėsiu pirmą. Galiu? Varyk. Toks, aš girdžiu aš norėjau pirmas čia, nes girdžiu tą tavo. Tokį dar kol kas 9,5. Ta jaudulio švokštimą, tokį girdžiu, tai dėl to ir sakau, kad pradėsiu aš. Taip, aš esu jau sėdėjęs šitoj studijoj. Aš sėdėjau šitoj studijoj tada, kada Žalgirio radijas buvo Radio Tau eteryje. Tai prasidėjo mano karjera Žalgirio komandoje. Pradėjau nuo laidos čia. Krūvas nesąmonį pridarėm ir esu neišjungęs mikrofono, nusikeikęs į eterį ir esu... Kalbininkai gal neklausome, išrašys nieko. Atbulinė data. Taip, ir esu ir įrašus pametęs ir viską, bet tai buvo mano pati pradžia radijoje. Dabar reikėjo tiesiog šiek tiek prisiminti, kaip su pultu elgtis. Vėliau perėjau į Kauno Žalgirio komandą. Galite, jeigu kas nors atpažįstat balsą, girdėti mane Žalgirio arenoje, Žalgirio rungtynių metu. Su barzda vėl. Taip, ir ką dar apie save galiu papasakoti. Ir seniau, anksčiau mes su Begičium kartu darydavom video blogus, bet gal Begičius nori šiek tiek apie save papasakoti prieš pratęsiant apie mus kartu. Jo, pratęsim šitą temą vėliau, o apie mane. Tai tikras mano vardas šiaip yra Edvinas. Neprireiks. Neprireiks, nes, va šitą ir pravardė. Bėgs. Ant lango. Taip. Tai jo, šitą Begičius pravardė, tai man spėkit, kas ir sugalvojo, tas, kas sėdim priešais mane. Tai kaip kitaip. O šiaip tai visą laiką buvau tas Domo draugas, kuris visą laiką būdavo, kaip pasakyti, už jo ir visą laiką palaikantis, visą laiką einantis paskui, sekantis, padedantis ir panašiai. Bet šį kartą man tam tuščiai. Ypač po balių.
paskui. Ypač pabalio, aš galiu viską papasakot. O tada vienintelis būnu. Aš net laidos gale nebent, žinai, kaip prieš 10 jau nieks nebeklauso. Tai gal tada. Jo, ir tada mes kartu darydavom videoblogus, mes filmuodavomės. Video, aš nežinau, turbūt nebesurasit, nes esu užhaidinęs. Gal kada nors ištrauksim į podcast'o eterį kažkokius tai vaizdus. Ojei. Ir jo, man vos nepamiršau, kodėl Begis ir Belis. Belis, čia tiesiog nuo mano pavardės, nuo Belevičius. Nu jau Begis tai jau supratot. Supratot. Taip, tai pirmam išėjimui galbūt tiek prisistatėm save, pristatėm laidą, duodam pasiklausyti muzikos, duodam Begičiui atsipūst šiek tiek. Nuleis balus. tą naštą šiek tiek nusimt. Jo, ir aš prieš laidą sėdėjau čia, sakiau, aš šitos dainos, kuri dabar gros, specialiai pats neįdėjau čia. Jinai čia buvo. Taigi čia sako, kad netiki, pažiūrėsim. Gerai. Tai šiek tiek muzikos ir mes visai netrukus jau sugrįšime. Tokių įdomesnių džinglų paklausom. Kaip vyrukas. Aš nevažiuoju. Aš tikiuosi, kad tas pats vyrukas vis dar klauso dabar radijos. Tai sakė, pasilinksminu klausydamas radiją. Tai. Oi, bus linksma, bus smagu. Tikiuosi, kad ant tą pačią ir važiuoja. Lygtis dabar netrukinėja, ne? Nu, aš bent jau pats negirdžiu. Vadėts, labai gerai. Taip, tai linko važiuojam. Gal nuo to ir pradėkim, kad kodėl šitą laidą mes jau pasakojam, kadangi radijas, podcastai, bla 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 bla, norėjom kažką padaryti. Bet šiaip, kaip per laiką keitėsi turinio kūrimas ir čia yra labai įdomus dalykas. Nes pačioj pradžioj prasidėjo viskas, nu gerai, pradedant nuo pradžios, tai turbūt rašė laiškus viens kitam ir čia buvo turinys. Ojojoj, kaip anksti čia pradedi. Nupieždavo ten paveiksliukus kažkokius įdomesnius nuotraukos negalėjai nusiųsti. Taip, tai o vėliau važiuojam, jau biškį toliau nevažiuojam dar tos viduramžius. Žmonės pradėjo leisti laikraščius. Ką dar patys prisimenam? Su knygnešiais ten po to visi dalykai tie buvo, ta kontrabandinė, ne kontrabandinė, bet kur Lietuva bandė išsilaikyti su aušra, varpas ir visa kita. Ir šitus dalykus mes atsimenam. Aš atsimenu paskutinis laikraštis, kurį aš skaičiau. Gerai. Turbūt tai buvo Kauno dienos laikraštis, bet ne, buvo 15 minučių, nes aš nepirkdavau laikraščių, bet 15 minučių būdavo padėti mikriukę. Ir kai aš važiuodavau. Geriausia. Kur, bet mikriukę tai geriausias dalykus rasdavai. Aš nežinau, ką tu mikriukę rasdavai, aš rasdavau 15 minučių ir aš jį praversdavau šiek tiek. Aš apsimesdavau labai, ką skaitau, bet tiesiog, žinai, kaip ant puodo sėdint, reikia kažką rankose laikyti, man tas pats mikriukę būdavo. Aš labai mažas gimbojų pasimdau, bet jeigu gimbojus išsikrauna, laikraštis. Ir aerozolis. Su akcija. Jo, tai šitie dalykai buvo ir po laikraščių ir ėjo radijas turbūt. Nu tai jau radijas turbūt jau tas dalykas, kur jau daugiausiai mūsų atsimenam ir vis dar klausom. Mažiau išėjo gal biškį jau iš tematikos, bet bandom atgimdyti. Apart prieš ruošiant iš tai laidai, pasakyk, kada paskutinį kartą radiją klausėjai. Nenoriu net. Sakai, mes vis dar klausom, tai aš pat laukiu, kada čia. Kaip pasakyti, kai playlistas tavo jau atsibosta, tai kažką reikia pasisemt naujo. Pas tą Bluetooth'u pasijungia, ką reiškia atsibosta. Kai visas dainos atsibosta, tas pačias visas per radiją klausau. Ir tada būna pirmas dalykas Shazamas ir važiuojam. Bet čia yra teisinga mintis. Kažkodėl yra vaibas visai kitas, kai mašinai pasleidi dainą, all right, jinai groja, žinai, bet kai radijoje groja tą pačią dainą, kažkoks, man bent jau yra jausmas geresnis. Aš nežinau, gal tipo tas, kad kolektyviškai klausau su kitais žmonėm tą pačią dainą tuo pačiu metu, bet man yra tas jausmas toksai. Man žinai, ką labiau sudaro, ne tai, kad kolektyviškai, bet man patinka tai, kad šiaip, populiarios dainos eina į radiją, kurios ir tau patinka. Ta prasme, kad yra bendras interesas, kad, pagauna žmonių interesą. Vat kas man yra maloniausia klausant radiją. Tai prieš mūsų išėjimą į eterį groja Celine Dion, tai čia tas, kas tau patinka, kaip suprantu. Ei. Aš sakiau kai kurios.
Gerai, ir šiaip su radiju aš turėjau santykį nuo labai seniai, nes tėtis dirbo tiek Ultravirės, tiek šitoj radijoje, tiek Kauno Fone, tai aš nuo piplinio amžiaus trindavosi radijose, mane visą laiką kažkodėl viliojo. Turiu senus video, ar žinai, kad seniau, va čia už mūsų, už tavęs yra kompakto lentyna, ar žinai, kad seniau keisdavo po vieną diską į grotuvą, pasirinkdavo dainą, ką paleisdavo, tada greit keičia į kitą diską, kad kitą dainą paleisdavo. Kiek darbo. Tai čia seniau būdavo. Jo, turbūt dėl to seniau vertindavo labiau radio laidų vedėjus, ne dabar, kad čia mes pezam, nes jie turėdavo realiai daug darbo ir tada žmonėm šiaip, ką reikėdavo veikti. Bet vat ir kai, jeigu, kaip tu, pavyzdžiui, ne, labai daug matęs tam radijui, kaip viskas vyko, kaip kas, iš senų laikų ir istorijų išgirdėjęs tikrai nemažai ir ne vieną. Ir blogų, ir gerų. Oi. Aš irgi jau girdėjau. Bet, iš tikrųjų, kaip pasikeitė ir kaip ištobulėjo. Tavrasme, tas smagu dalykas, kad, neapleistas. Neapleistas, tikrai ištobulintas ir tikrai geriau padarytas. Dulkės studijai nuvalytas, aš nieko negaliu skūstis. Bent jau. Negaliu skūstis, taip. Ir šitas man patinka ir aš prieš tai sakiau, kad aš esu dirbęs šitoj studijai, bet aš dar 16 metų esu dirbęs Urmo bazės radiją. What? Yes, Urmo bazės radiją esu dirbęs. Du dalykai, kuriuos puikiai atsimenu. Tai yra vienas, kad antram aukšte būdavo, aš mėtydavau popierinius tos lėktuvėlius už žmonės. Tiesiog jie nesprasdavo, iš kur atskrenda. Bet kitas dalykas, kurį labai gerai atsimenu. Tipinis domas. Jo, ir vieną kartą pasimetė vaikas. Vaikas bazėj. Tiesiog jis pasimetė nuo tėvų ir sako, tiesiog susirado apsaugą, ar jisai apsaugą, aš nežinau, kokia ten eiga buvo. Ir tu buvai kaip mega informacijos centre? Panašiai, bet man labai šitą istoriją eina giliau. Ir man apsauga atvedė tą vaiką į mano tą kamurkę, tą mažą radijuką. Ir aš sakau, ką man su juo daryti? Sako, nežinau, praneš, kad pasimetė kažką. Gerai, aš pasiklausiau, vardo pranešu. Pirmą kartą, antrą kartą. Valandą jau praėjo. To vaiko nieks neateina pasimt. Ir tas vaikas nuparinas, aš matau, jam nemalonu yra, nes tėvai dingia. Aš ten jo kažkaip labai nepalinksminsiu ir nenuraminsiu. Ir esmė buvo ta, kad aš jam įjungiau RuneScape'ą. Tiesiog prie to pačio kompo, sakau, sės pažaisk, tiesiog, kad jam nuimti nervus. Vaikas žaidžia, man skambino apsauga. Sako, kažkokie keisti garsai per radiją eina, žinai, kokie tie garsai. Kerta medį vaikas. Su pikeksiu. Bet, tu, įsivaizduok apsauginiui dabar tas vaizdas, įsivaizduok. Jisai girdi, kaip kažkokie keisti garsai, bet jisai nemato to vaizdo, bet jisai girdi tą vaizdą, kaip du kažkokie maži pipliai stovi radijoje ir keisti garsai eina. Yes. Ir galiausiai užtruko tarp 1,5 valandos, 2 valandų, kol atėjo tą vaiką pasimt. Ir aš klausiau, sakau, ta prasme, aš jau daug laiko pranešinėjau, gal jūs negirdit, gal kažkur neveikia kažkuriuose salėse radijo, tiesiog, ateičiai. Sako, ne, mes tiesiog apsipirkt norėjome. Čia yra cheat kodas. Čia yra wow. Kas norėkit, panaudokit. Sako, mes žinom, kur vaikas yra, mes ramus buvom, mes apsipirko. Tu maišaisi į tą atvarą. Ačiū, kad pažiūrėjai. Tai bent ką nors davė už tai? Nieko. Nieka. Wow. Kodėl? Nemokam auklę padirbau. Bet nereikėjo radijo tuo metu dirbti. Tai va, ir po radijos, švelniai pereinam, prasidėjo video visa era. Smagiausia era turbūt. Kaip ta daina sena, aš nežinau, gal ją rašiau, gal nerašiau, pabandysiu paieškoti po to. Video Kill the Radio Star. Yra tokia daina, kuri reiškia tą, kad kai atsirado video, realiai buvo pasmerkti radijo laidų vedėjai. Taip. Nes visiems tapo įdomiau matyti žmogų, negu jį tiesiog girdėti. Ir į šitą bangą bandėme šokti ir mes. Ką jau sakėm šiek tiek pradžioje, aš dabar nejungsiu niekam parodyti, tai tu čia nesigėdink. Ne, tai aš nesigėdinu, bet man tiesiog jau eina tie vaizdai. Taip, ir mes bandėm iššokti tą traukinį. Visai neblogai iš tikrųjų sekėsi, susilaukdavom peržiūrų, sulaukdavom tikrai taip. Šiek tiek dėmesio, buvo toks Ask FM-as, ten daug žmonės klausinėdavo apie mūsų video. Realiai mes vadinomės ekspromptais, turėjom tokį savo kanaliuką, kur turbūt vieni iš pirmesnių, kurie ėjo į gatves, darė nesąmonės ir jas filmavo. Viešose vietose. Žinau, kad turėjom vieną video ten begadžius nesifilmavo, bet turėjom vieną video, kaip žmogus įlipa į autobusą su pagalve, kaldra ir tiesiog miega.
O kodėl aš šito neatsimenu? Mantelis. Mantelis. Bet mantelis. Nu, tai, mantelis tai būdavo tas žmogus, kur, blema, čia gera idėja, bet sunku, kad, nu, ta prasme, nu, nedrasu tokia, bet mantelis, amin. Kur nieks nenori daryti, tai mantelis daryti. Jo, ir mes kartu filmuodamės turim geresnių, turim blogesnių video. Sakau, gal kada nors parodysim. Nemažai iš tikrųjų, mes porą metų turbūt tikrai to užsiėmėm. Po to tiesiog atsibodo. Prasidėjo, žinai, namai, ūkis, šeima. Po poros mėnesių šitą laidą užlenkiam. Įdėžiam ten prie tų pačių. Į lentyną. Į tą patį hardą sumetam viską. Gerai bus. Taip, tai jo, ir kažkaip nustojam ir tik dabar ir išlindam, bet ta visa vlogo yra labai ilgai tęsiasi. Buvo Dedvinas toksai, buvo po to Omantas bandė kartu irgi daryti. Po to video vlogai, aš nekenčiu, kai žmonės sako video vlogai, nes yra video blogai. Kai video blogai arba vlogai. Jeigu jūs nežinot, kaip tiesiog sakykit vlogai. Yes. Tai nebeprireiks, turbūt žmonėms, nes niekas nebekuria jų, bet... Dabar jau kitaip vadinasi, dabar vadinasi podcastai. Taip. Kas dar buvo iš tų žmonių? Buvo Dedvinas, buvo Omantas, Reksnys buvo, buvo tų tokių žmogeliukų, kurie darė tos videokus. Darėm, atsiminė, kolabus darėm su Reksniu, kai dainavom In the jungle. Man nuėjo kraujais visi pirštai, nes reikėjo plot man spriktuoti, va taip. Reikėjo 3 valandas daryti, nes visą laiką kas nors susižvengdavo, jau po to kraujais nuėjo pirštai. Bet padarėm tą video. Fainai buvo. Taip, tai ir iš vlogų jau po to taip. Tada jau perėjo visi į trumpus video, peršoko į Facebooką. Dar aš atsimenu, ką aš dariau. Dar va šitą mes pasirašę esam, kad maždaug pašnekėt, bet Mėla publika, čia yra blogiausia dalis, kai jisai prisimena, ką nors. Va čia yra kulminacija. Taip, tai ką aš dar dariau, tai buvo Facebooko, kai laivai išėjo. Va tie va reikalai, kai galėjai Facebook'e laivą pasileisti. Va ten būdavo peržiūrų aukso kasykla, nes mažai kas darydavo, pasileidži laivą štuką 200 žmonių. Aš tiesiog nieko nedarau, laikau telefoną, atsakinėjau žmonėm, gal kažką nealkoholinio turiu šalia savęs ir taip ir važiavom. Turbūt tą laiku tai net buvo, žinai, kai dabar tai jau tiesiog scrollinė, tiesiog eini per telefoną, nu, belenkiek laivų. Tai tuo metu turbūt buvo 3 ar 4 laivai, kur tipo scrollini, jau vėl tas pats rodo. Ja. Ir taip, ir po to taip viskas įsivystė, kad žmonėm atsibodo šiek tiek tas trumpas turinys, apie trumpą turinį dar gal pašnekėsim kitų išėjimų, bet žmonėm atsibodo tas trumpas turinys ir atsirado podcastai. Ir podcastai dabar, jeigu reikėtų tau dabar, sakyčiau, teisingai pasakai, kiek yra podcastų, visų Lietuvoje, gauni 1000 eurų, nesuskaičiuosim, turbūt vis tiek. Be šansų. Prasimažintum kelias. Nebandyčiau. Taip, jų yra labai daug, labai daug, dabar tai yra populiaru ir podcastai nuo valandos iki 1,5 valandos trukmės ir turbūt dėl to, kad žmonėm atsibodo tas trumpas režisuotas turinys ir nori daugiau tokio natūralaus turinio, kur mes šiek tiek susimaunam, aš čia iš šono pakosiju, nes atsikosėt noriu ir tiesiog visi tie, tas natūrali energija, žmogaus turinys, Bendžius, ką daro, irgi komentuoja visus realybės šou, bet irgi viskas turbūt dabar einant emocijos ir reakcijos žmogaus. Nu taip, ką jis ir pats pasakė, kalbėdamas, kai jo klausinėjo Rolas. Tai kad jisai bandė visokias nišas, visokias. Ir tada pagavo vieną su tom reakcijom, kai jisai lietuviškas laidas, nu ne vien lietuviškas, bet daug tiesiog apžvalgas darė laidų ir pats pasakė, kad va čia aš pagavau savo nišą. Taip, tai visi, kas gaudė, pilna buvo tų turinio kūrimų, visi gaudė savo nišas. Apie dar kelis tos trumpus video mes pakalbėsim jau kito išėjimo metu, o dabar šiek tiek muzikikiais. Nu ką, sugrįžtam ir vėl mes į eterį. Bėgičiau, kaip jauties, atsigavai jau? Jau buvo matuojama mano skalė jaudimosi, tai buvo pačioj pradžioj kokį 9,5, dabar jau krentam į 6. Jau krentam į 6. O, aš šiandien važiuojant į laidą, aš prisipažinsiu, turėjau šiek tiek tokių nuogastavimų, kadangi po savaitgalio, kaip neaiškinsiu daug, bet po savaitgalio šiek tiek apsirgęs buvau. Aha.
Jo, ir Apsirgę. aš turėjau tokių nuogastavimų, kaip čia man jausis. Aš tau šiek tiek papasakosiu, žinosi, klausytam irgi papasakosiu, kam nėra 30, dar bus aktualu. Aš šiek tiek esu nusivylęs tuo momentu, kai peršokai 30, nes tas sirgimas užtrunka 3 parą man. 3. Ir aš tokią mintį pradėjau gvildent. Visų pirma, tai sako, žinai, yra tas posakis, kad tipo linksmumą skolinėsi iš kitos dienos. Aš jau 3 dienas į priekį pasiskolinau. Bet aš tada pradėjau gvildent tokią temą, kad nežinau, kaip čia gražiai pasakyti. Man nepatinka labai žodis balkatos, tai sakysiu bomžai. nežinau, kodėl geriau man yra. Ir jie įsivaizduok tie, kurie sėdi prie parduotuvės. Jie, aš nežinau, vyresni dar ypač 10-20 metų jau vartoja besaikingai alkoholį. Ir jeigu tas galioja, kad tu skolinėsi priekį laiką, tai jeigu jie nustotų gerti, jie čia kaip paskola yra būsto 3 metų į priekį tiesiog. Jeigu man 3 paras, jiem 3 metų tiesiog nusiema. Bet man paaiškink, kodėl jie, ta prasme, aš mažas būdamas kaime, ateinu į kaimo parduotuvėlę, sėdi dėdė, žinai, dėdė, sako, ateik, aš tau saldainių nupirksiu. Man tai nesakė, dėl to skirtingi ir užaugau jau. Gali būti. Ir ta prasme, grįžtų po 20 metų į tą pačią parduotuvę. Jis tą patį saldainį siūlo. Jis dar iš tų laikų dar tuos pačius saldainius turi kišeniai. 20 metų senumo. Sako, dėdė, jau man sako, dėdė, jau žinai, su barzda aš viską ateinu. Nu, žiauru. Jo. Gerai, tai važiuojam, grįžtam prie to, ką turėjom pašnekėti. Turinio kūrimas ir šiek tiek sustojom, nes yra tokia labiau gal platesnė dabar šiandien dienai tema. Tam tarpe, tarp podcastų ir vlogų, atsirado influencinimas. Influencinimas pradžio atsirado Facebook'e, aš nelabai pasakyčiau. Facebook'e vienintelis influenceris kažkoks rimtesnis gal Tapinas yra arba Skirmantas. Realiai daugiau nelabai. Ten, kam nepasisekdavo Instagram'e, tas Facebook'e influencerių vadindamas. Jo, ir tada... Tarp savo draugų. Aš, pavyzdžiui. Ja, tai ir tada buvo tie Instagramo influenceriai. Pirmoji Instagramo influencerė, visi jam puikiai žinoma, yra panelė Monika Šalčiūtė. Tavo geriausia draugė. Yes, tai čia buvo tas... Ta era, kada vat ir prasidėjo. Monika realiai pradėjo influencinimą. Monika sakė, kad litas su euro bus 1:1, tai Monika tiesiog viską pradeda ir vis laik teisi būna. Aš net nebelinkęs esu su jie ginčytis. Mano per daug idėjų dabar kyla į galvą. Per daug minčių. Yeah. Ir tie influenceriai, jie ir prasidėjo, jie ir išsikerojo ir po to perėjo į TikToką, gal tą dabar palaikykim nuo šaliau. Ir jie labai lengvai, kitaip sakysiu. Man atrodo, kad jie labai lengvai gyvena, nes jie tiesiog lovoj prabunda ryte, kažkas davė sponsorshipą guminukų, jie prasiplėšia, pasistatė kokios atspintelį. tą telefoną, prasiplėšia guminukus, vago, kaip skanu, duok 1000 eurų. Dabar aš šitą. Jo, ir jie taip gyveno. Bet tam, kad tapti influenceriu, buvo tas, kas tiesiog tapo, nes seniau buvo populiarus. Čia ne apie Šalčiūtę dabar, bet tiesiog persikelia kažkas, tai yra ta pati Natalija Bunkė, gal Simona, Giovannis, Rolandas, bet kas iš tų, kas buvo jau populiarus, jie susikūrė Instagramą, followeriai tik tai opa kaip Ronaldo YouTube'ui, ne vieno video neįkėlė spam lemų. Jo, bet buvo kiti žmonės, kurie turėjo susirinkti kažkaip tą populiarumą. Bet tai yra žiaurus kelias, iš tikrųjų, aš kaip pagalvoju, tikrai ten yra žiaurus kelias, nes tu, jo, okei, kai žmonės, kurie, ta prasme, žiūri, aš keliu savo turinį, kokį aš mėgstu ir jum patiks, nepatiks, jau tipo, jau viskas, nekontroliuojama šitą vietą. Bet kai kurie yra žmonės, tai, žiauriai atsižvelgia žmonių, ta prasme, reikalavimus, ką jie nori matyti, ko nenori matyti. Ta prasme, tu gauniesi toksai, nesupykit, jeigu kas nors klausysit, bet, vergas gaunies. Žmonių vergas. Šitą gerai, kad užkabinai, nes aš per greičiau, man pabėgo mintis dabar. Atvijai man ją atgal šiek tiek, kažką norėjau pasakyti. Atrodo paprasta, kad pasidedi čia tą, atsiplėši suvalgai. Bet esu girdėjęs, atrodo taip paprasta, 15 sekundžių videką, būna žmonės filmuoja 3 valandas. Ir čia tie influenceriai, aš nebadysiu dabar pirštais, bet šitie influenceriai, jie 3 valandas filmuoja tą savo 15 sekundžių videką, vis perfilmuoja, jiem tada atrodo, šitas geras. Nusiunčia įmonė sako,
čia biškai į kairę reikėjo, žinai, tais komentarais. O Jėzau, pala, nepypsnam. Atsiprašau. Nu, aš prieš tai mačiau, ar išsijungs ar ne, tai neišsijungi. Gerai, tai taip, tai mano mintį nukirta. Tai va, nebuvo taip paprasta ir kad taptum influenceriu, jeigu tu nebuvai prieš tai žinomas, reikėjo kryžiaus kelią nueiti. Arba turėjai būti labai juokingas. Nebuvau. Arba tu. Nes buvai be manęs. Jas gali būti. Arba tu turėjai kurti labai įdomų kažkokį nišinį turinį, kuris po to tampa įdomus visiems. Pavyzdžiui, seniau gal kažkas kurdavo kulinarijos kažkokį kontentą ir jis po to tapo labai įdomus, viešai prieinamas, nes moteris pradėjo norėti, kad ir vyrai namie gamintų. Tiesiog eidavo, rodydavo, žiūrėk, kaip žiedus prieš sužadėtuvės. Žiūrėk, koks gražus. Taip, ir buvo trečias kelias. Ir tas trečias kelias, aš nežinau, kiek man patinka. Trečias kelias buvo visą laiką išsinuoginimas. Ir šitas buvo labai seniai. Jisai buvo nuo filmų, nuo televizijos, nuo radijo, nesvarbu, turbūt neturėdavo įtakos šitas. Bet šitas kelias buvo labai seniai ir pradėjo taip dėmesio reikalauti. Ir aš čia net nediversifikuosiu į moteris ir vyrus, nes buvo, galėtum rasti pavyzdžių tiek iš abiejų lyčių. Ir nežinau, kiek aš to esu šalininkas. Nes pažiūrėti jo, bet tas populiarumas per tą pusę, aš nežinau, kiek laiko išsilaiko. Visų pirma, nes pavyzdžiui, kas yra Jolanta Leonavičiūtė, mes visi pamiršom turbūt. Tikrai taip. Aš nepasakosiu, ką jinai darė, bet tiesiog... Visi žinom tą vardą, pavardę, bet, jau tikrai... Jo, gerai, kad leidai atsikosėt. Taip, bet po to, nesvarbu, ar šalininkas ar ne, bet po to atsirado platformos, kurie galėjo būti influenceriais ir pardavinėti tą savo išsinuoginis turinį ir už tai kalt babkės. Tai čia net nesvarbu, ar šalininkas ar ne. Aš manau, kad nors aš sakiau, kad ne man priimtina, bet manau, kad mums nereikėtų teisti, nes čia yra atskiras darbas. Ir kai mes dabar kalbam, kad yra sunku tiem influenceriam, kurie turi tą guminuką suvalgyti, lygiai taip pat ir jiem aš manau, kad yra sunku. Taip, bet aišku, tai visą laiką turinį kurti yra žiauriai sunku. Aš jau galiu net pasakyti iš savo patirties dabar. Aš daug laiko labai praėjo nuo to, kai filmavomės, kaip minėjom prieš tai, kad ekspromptus darėm ir panašiai. Žiauriai reikėjo sukaupti save, žiauriai reikėjo daug padaryti su savim darbo. Vien, net jau, kai buvo net įgarsinimas. Tiesiog įgarsinimas paprastas. Žinot, kiek man užtruko teikų? Man užtruko 15 teikų. 15. Aš tą video taip neįkėliau pas mus į paskirtą. Neužteko 15 teikų, mes tiesiog žiūriu, temsta, saulė leidžias. Gerai bus, bėgičiau. Taip, tai vat ką aš noriu pasakyti, žiauriai sunku yra. Ir aš įsivaizduoju, kad tiem turinio kūrėjam, ta prasme, yra labai sunku sukurti turinį, jeigu, sakyk, kaip ir tu minėjai, kad tu arba turi savo nišą labai pagauti, arba tu turi būti labai juokingas, ar dar kažkoks. Tai aš įsivaizduoju, kad, yra, jeigu tu neturi kažko va tokio, tai per ką tu eisi? Eisi per įsinuoginimą. Tai kas ir dabar labai labai populiarėja. Prasme, ir kuo daugiau, tuo labiau. Realiai žmonės dabar ieško kaip tik gražiai, pereinant prie kitos platformos TikToko, kur iš pradžio atrodė irgi neįtin yra sunku, nes TikTokas kur turinį. Nes TikTokas atsirado nuo to, kad žmonės šoko pagal muziką. Ne, TikTokas atsirado nuo to, kad žmonės lūpom žiopčiojo pagal dainas. Ne. Dar įterpsiu, jeigu ką pamiršai, buvo tokia programėlė Musical.ly. Taip, aš apie tai, kad reikėjo žiopčiot pagal muziką. Taip. Jo, ir tada reikėjo tiesiog pašokti pagal muziką ir šitas dabar vis dar yra aktualu. Ir dabar žmonės, dabar gražiai sujungiant viską labai, žmonės bando apeiti visus algoritmus, kad net į TikToką galėtų pradėti apsinuoginus turinį kelti. Taip. Dabar iš tikrųjų ir ką aš pastebėjau labai, kai prasidėjo tie, dabar iš tų žiopčiojimų, kaip minėjai, tai prasidėjo tas, visokie trendiniai šokiai, ne? Bet tu pastebėjai, kad kuo labiau, kuo toliau, tuo labiau prasideda trendiniai šokiai, prasideda su visokiom daugiau erotinė muzikom. Yes. Tai nuo kas ir iššaukia savęs panoginimą. Taip. Kad būtų didesnis efektas. Taip, tai dabar
va ties čia gal stokim, jau dabar, nes Jo, aš žiūriu normaliai. į valandas, aš galvau, kad jau po 9 galėtume dar šiek tiek pašnekėti. Jau plačiau nebegalima eiti šitoje vietoje. Ir ties čia žmonės, ne žmonės. Lauk, stop, susirenku save. Taip, ir ties čia pasibaigė ta visa, ką mes apėmėm, kaip plėtojas turinys. Mes šitą tarpą tiesiog pasilikom ir po to jau viskas va dabar perėgo į podcastus. Tik to, kas vis dar yra labai gajus, labai populiarus, mes irgi į jį dėsim šiek tiek savo epizodų, kur kažką bent biškį jokinga pasakysim, ką pavyks. Jeigu mama nusijok žiūrint video į kersą į TikToką. Nieka. Taip, ir būtent ties čia ir apimam tą visą turinio kūrimą ir tada grįžtam labai gražiai atgal, kad mes bandom apjungti vieną iš senesnių kanalų, kur kūrė dainas, tai turinį radiją su vienu iš naujesnių podcastais. Ir turim dar šiandieną kelias labai įdomias temas, kurias norėsime apimti, bet iki tol duosim jums šiek tiek pailsėti, paklausyti muzikikės ir greitai mes sugrįšim. Dar viena istorija, kurią aš noriu aptarti su tavim. Nesusijusias su mūsų šiandienos tema, bet labai noriu aptarti su tavim. Dabar klausyk. Nu. Aš pasiraitosiu rankovės, tai klausyk. Mušimės. Klausyk dabar, nueini į sporto salę. Ane? Nu. Nežinau, kada paskui aš buvau eiti pažiais, bet nueini į Seniai. Jeigu burgerinio skaitytojas sporto salę. Aš natūraliai sportuoju. Supratau. Taip, tai nueini į sporto salę, ne? Po sporto salės reikia apsipraus, nueini nusipraus. Ką darai nusiprausęs? Ką darau nusiprausęs? Išjungi vandenį, kitas žingsnis. Oi, čia tokį... Žiūrėk, Gerai, visą eigą, kad geriau įsijaustum, ne? Nu, davai, važiuojam. Pasportuoja, ne? Aš bam po sporto salės einu į persirengimo kabiną, pasiemu dušo žilę, nueinu bam iki dušo, nusimaunu viską, ką turiu, įsijungiu vandenį, su dušu bam apsiprausiu ir jau viską nusplaunu, išjungiu vandenį. Kitas tavo žingsnis. Rankšluostis. Ir apsivalai, ne? Nu. Dar kitas žingsnis? Sekantis žingsnis. Apsivinioju rankšluostį. Žinai pats kur. Va čia ir geras yra atsakymas. Aš šiaip labai daug kartų apie tai pagalvoju, net per daug negu reikėtų. Bet kodėl? Aš nežinau, ar moteris taip daro. Kodėl vyrai turi pomėgį nieko neapsiviniot, tiesiog eiti link spintelių. Jie tokia pasididžiavimu tokiu pam. Jo, šitą pastebėjau. Ta prasme, bet kitaip pagalvojus, nu, tipo, jeigu moteris tai gali, tai... Aš nežinau, ar moteris tai daro, žinai, tai tarpusavį moterų kabinų. Aš manau, kad daro. Aš nesu buvęs. Nu, aš irgi nesu, bet, nu, tipo, nu, logiški, nu, gerai, negaliu dėl naudos žodžio logiška, nes ten gali ir negalioti. Jo, tai, va, aš šiandien ir susimašiau, nes aš po savo sporto stovėjau, aš galvoju nusprausiu namie. Tai aš tiesiog galvojau greit peršoksiu į kitus rūbus, nes skubėjom čia viskas suruošti. Ir prie manęs prieina bičas, išėjęs iš dušo, nieko nepadaręs to žingsnio, kurį tu siūlei padaryti. Tabaluoja. Jo, ir jisai eina dar, čia ne jokingiausia dalis, jisai eina kalbėti su manim. Jisai sako, tu kad tu mokytais? Nebežinau, ką atsakyti tiesiog. Ir tave kutena, žinai. Sakau, aš išeinu. Mokiausi, viso gero. Tai va, tai čia tas yra dalykas, kurį aš nieko nesprantu. Aš tiesiog norėjau čia kaip įžangą tokią padaryti. Bet šitas geras, nu, ta prasme, jo, kuom, ne, aš nežinau irgi, kaip tu sakai, su moterim, kaip vyksta, bet, nu, ką žinau, išeini ir viskas. Ko mes nematė? Ai, gerai. Tai ką mes dar turėjom ir norėjom pašnekėti, tai yra susiję tą, ką aš dabar kalbėjau. Iš tikrųjų, vienas dalykas, mes kalbėjom, kad yra sunku kurti turinį šiais laikais. Sunku tiem influenceriam yra. Ir vieną iš punktų mes sakėm, kad turi žmogus, vienas iš sudedamųjų dalių turi būti juokingas. Problema yra tame šiais laikais, kad tu su to juokingumu yra skirtingos, kaip čia pasakyti, labai sunku yra būti juokingam, nes žmonės yra per jautrus. Labai požiūris skiriasi visų. Tai negali juokauti. Ta prasme, aš kur nors viešumoj, nesu tavim sėdint, būčiau, aš gal tu nepastebėjai, aš nežinau, bet aš tave šiek tiek apkūnių išvadinau. Čia sėdint. Seni, ką tu sakai, ką tu man šitą apie apkūnumą sakai? Mes
atsimeni tos laikus, nu, va, grįžtam prie ekspromto laikų, atsimeni, kai mes eidavom tiesiog Laisvės alėją, vienas iš mūsų, kuris nueina tiesiog per žingsnį toliau viens nuo kito, ir atsimeni, kai mes rėkdavom per visą Laisvės alėją viens kitam. Aha, eik, tu. Yes. Taip, ir yra dabar labai sudėtinga, nes yra labai daug temų, kur tu negali juokauti. Tu negali juokauti apie apkūnius žmonės, negali, nu gerai, apie ten kažkokias ligas mes nešnekam, tu niekada turbūt negali juokauti, bet tu negali net juokauti apie, turbūt apie pinigus, negali dabar juokauti apie begalės kitų temų dėl to, kas šiaip vyksta pasaulyje. Per COVID labai sujautrėjo ir ligų tema, tu negali juokauti, kad, aš atėjau čia, atsikosėjau, viskas tai uždaro kažkur, nes labai daug paranojikų yra. Jo, tai tu negali, apie moteris iš vis niekada negali juokauti. Čia tai senis, čia ir sustok iš karto jau. Jo, ir tame yra problema, kad sunku yra būti juokingu. Ir mes čia dabar irgi kalbėjom praeitą temą. Išėjom mes ant parūkimo, bet tiesiog išėjom į lauką. Ir aptarėm, kaip čia mums sekės ir sakom, blemba, sunku buvo eterį, nes mes kalbėjom šiek tiek apie erotiką, apie apsinoginančias merginas socialiniuose tinkluose. Ir noris kartais kažką pasakyti, bet iš karto permastai, ar tu gali apie tai juokauti. Taip, čia, kaip ir sakiau, už kadro, kad, nu, žiauriai tokia tema, kur tikrai labai turi atsirinkti, kai viešai kalbė, turi labai atsirinkti kiekvieną žodį, nes, nu, tik pasakyk ne taip žodį. Viskas, ragas. Na, aišku, čia mus gal šiek tiek riboja dar tiesioginis eteris, gali būti, gal per podcastą būtų šiek tiek laisviau, nes yra podcastų, kur šiek tiek leidžia savo aštriau pajuokauti, bet tada komentaruose iš karto. Tada komentarų daugiau negu laikų. Arba dislaikų. Dabar gali dėti, žinai. Dabar gali dėti. Jo, ir kartu su tuo lygiai grečiai eina kitas dalykas, juodas humoras, ir tu labai daug kur irgi negali naudoti. Labai daug, dažnai aš turiu problemą su tuo, lygiai taip pat kaip su tuo savo pirmų išstojimų apie tiesiog vyrą ateinant pašnekėti su manim. Turiu irgi problemų su juodu humoru netinkamose vietose. Aš šitą galiu labai patvirtinti. Ojojoj. Jis ant tiek ne vietai žmogus pasako, ypač sergantis, o ten tai iš vis būna baisu. Ant tiek ne vietai pasako žmogus, kad tas žmogus, kuriam pasakė, jis tiesiog išvažiuoja namo. Tai va, bet kas mane pažįsta, po to viskas taip daugmaž žinai, būna. Bet irgi su to juodu humoru, aš esu girdėjęs, aš tai atsipalaidavęs, aš esu girdėjęs tą frazę, kas supranta juodą humorą, tų IQ yra didesnis. Aš visą laiką šitą, nežinau, kiek yra patikrinta, nes 99% statistikos yra išgalvota. Tai aš negaliu patikrinti šito fakto, bet jo, aš esu taip girdėjęs. Bet tai įsivaizduok, nu gerai, 99%. Dabar... Šitas faktas irgi išgalvotas buvo. Jo. Bet sakykime, nu, hipotetiškai šneka mane, 99%, ne, pasakė, kad šitą faktą, kad tu sakei, kad kas supranta juodą humorą, to IQ didesnis, ne? 99% nebuvo moteris, turbūt. Va čia yra pavyzdys, kaip dabar galėtų daug kas supykti šitoje vietoje, ypač moteris turbūt. Tai atleiskit, mielos moteris, nieko blogo nenoriu pasakyti. Bet čia, va dabar, tu kol kalbėjai, man kitas šojo dalykas į galvą, čia yra tokia didesnė problema, jinai yra pasauliniu mastu, aš nežinau, ar galiu tai vadinti problemą, tiesiog gal kitiems žmonėms yra normalu nejokauti apie tam tikrus dalykus. Bet Lietuvoje gal taip yra net pernelyg suaštrinta, mes tokie šiek tiek snaigutės esame visi pasidarę, nes užsienyje, pavyzdžiui, Netflix'e Jimmy Carr, komikas, jau gerai, aš jo vardą pavardę pasakiau, jo visas stand-upas yra ant juodo humoro pastatytas visiškai. Tai ar čia lietuvio bruožas, ar tiesiog yra tam tikros nišos, kur juodas humoras kažkuriem priimtinas ir jie tada klauso, ar čia yra pasaulinis toksai... Žiūrėk, aš tai suprantu juodą humorą taip. Jeigu tu supranti juodą humorą, tai reiškia, tu neapsikrovė žmogus. A ne? Aš taip suprantu. Nes, ta prasme, tu, mane storu pavadinai, ne? Netiesiogiai. Per aplinkui. Ta prasme, čia, aš tai suprantu taip, kad, laimė būna per šypseną, ne?
Nu, tai dažniausiai. Čia toks rimtas, toksai aš dar pakramdyti turėjau kažkaip pasakymą. Niam, tokį skanų įmečiau. Prasme, ir kaip pasakyti, jeigu sugebi juodai juokaut ir kitas žmogus supranta tą juodą humorą, tai žiauriai malonu. Jeigu nesupranta, nu, ta prasme... Tai viso gero. Grinai viso gero, nes, tu nesueisim tada, tiesiog. Jo, ir tada pragrįžtam prie to, kad net yra neįdomu turbūt rinktis tą kelią, kad tu tampi influenceriu, jeigu būni vienas iš kelių, jeigu esi juokingas, nes tu labai generic tokį humorą turi taikyti ir labai turi apsibrėžti daug. Nors, tarp kitko, tarkim, klajumas. Klajumas yra... O ten tai juodas. Juodas. Klajumas tai ne juodas. Jis juodas, taip. Ir ne jo klajuodas. Bet jo humoras yra juodas ir jisai yra vienas iš tų pavyzdžių, nors jisai nepasakytum, kad yra labai sėkmingas pavyzdys, nes tarkim jo videkai, podcastai, visą kitą 5 štukų tų peržiūrų ir ties tuo dažniausiai užsibaigia. Nieko pikto, aš Dominikai klajumai žiūriu, man patinka tavo humoras, bet tiesiog ties to ir sustoja dažniausiai. Man tai, pavyzdžiui, irgi, man patinka jo viskas okei, labai patinka jo humoras, viskas tvarkoj. Nėra, kad aš taip žiūrėčiau, tiesiog eičiau ir žiūrėčiau specialiai, bet kai kiekvieną kartą, kai pamatau ten kokį captioną iš TikToko, ten, sakykime, ir panašiai, jeigu iškrenta, žinai, tiesiog, iškrito šitas videakas jo koksai, tai tikrai visą peržiūrėsiu. Tikrai visą, nes man tai labiausiai patinka jo tokia scena, kur būna jisai ant scenos, įsibėgėjęs, juodas humoras ir visas prakaitoja. O čia yra geriausia dalis jo. Jo, negali pasakyti, kad jisai yra kvailas žmogus, jis kaip tik labai intelektualus žmogus, jo labai daug bairių yra paremti dalykais, kur kartais aš nelyginsiu, aš nesusimastau, aš net nesusimastau, bet tą išmečiau, aš nesusimastau, kad jo geras, pagalvoja žmogus. Tai šitą dalyką. Alright, tai toks buvo mūsų išėjimas apie nešvankius arba nejaukius arba kitokius. Nesmagius. Netokius, kokius reikėtų juokelius netinkamoje vietoje. Iki kito išėjimo gal sugalvosiu kokį netinkamą juokelį. Galėsiu išeiti tą kitą eterę. Ką gero grįžta į eterį. Aš čia vis tiek tam aparatui atkeršiau. Dabar pažiūrim, ar veikia, Viskas veikia. Liuks, pagaliau susigaudėjai. Atkeršiau čia tą aparatą. Tas jaudulys, žinai, pirminis nuėjo, kur aš įstempęs spaudinėjau tą pultą. Sako, ties antrų išėjimo. Ne, tai viskas normaliai, pagavau jau, viskas gerai. Čia jau viskas moka, aš čia atsimenu. Dabar viskas gerai girdis. Taip, tvarkoj, važiuojam toliau ir norėjau, žinai, ką pasakyti. Norėjau, čia, žinai, turim gyvą eterį, viską. Norėjau, kad šiek tiek pareklamuotum save. Sakai? Ir aš nuo to pradėsiu, kad aš tvarkausi mašiną pas Begičių. Va taip va. Taip, Domas tvarkosi pas mane mašiną, grindai, ta prasme, literaliai tvarkosi pas mane. Tai tvarkosi jisai ką, išsimeta šiukšlės iš mašinos, ką jis dar tvarkosi, susitvarko mašiną, pavyzdžiui, tikrai ne lemputė keičiasi, jeigu jūs taip galvojat, ne, lemputė pakeičiu aš, taip, Domas ir mašinos, ne. Taip, bet iš tikrųjų, nuo A iki Z tvarkausi mašiną ir turėjau neseniai daug problemų. Turėjau problemų su automobiliu, nes reikėjo pravalyti technikinį ir vis dėlto pravarėm, užgesinom čia kenčiną. Nesvarbu, kad jisai užsidegė 5 minutės po to, kai pravažiavau technikinį. Tikiuosi, manęs regitra neklauso. Susitvarkysiu, aš pažadu, bet... Ne, bet čia yra juokingesnė istorija su to čia kenčino. Jūs įsivaizduokit, važinėjo Domas, viskas sako gerai su to mašina, viskas traukia, viskas gerai, liuks, važiuoja ledas. Man patinka jinai, viskas tvarkoja. Skau, Domai, bet tą čia kenčiną, vis tiek reikia užgesinti. Tai po 6 metų čia kenčiną priešais akis, pagaliau jisai užgeso. Kai atvažiavo pas mane, pagaliau. Jūs įsivaizduokit, 2 metus aš jam sakiau, atvažiuok, aš tau sutvarkysiu. Ne, važiuoja žmogus į servisą, viskas tvarkoj, viskas gerai, važiuok į servisą, viskas gerai. Bet pagaliau, atvažiavo pas mane, žmogus, manau, nepasigailėjo,
Ir kaina tikrai geresnė, manyčiau. Ar sutinki su manim? Susirasit sausiolose. Jo, bekėčiau galėsi nuvažiuoti, bet aš nueisiu dar tavo lauką parodysiu, kaip ten nedega tas čia kenčinas. Čia jau ta prasideda, čia jau tiesiog jau problemų linija. Su mašinu taip yra, kas mane supranta, tas žino, kas užsima su tuo, tas žino. Ir kad sutvarkai vieną, atsiranda kitas. Tai aišku, nes kaip kitai pinigus uždirbsi. Vieną varštą įdedu, vieną išėjau, pakeičiu vietą. Jei pas gerą mechaniką varštų visą laiką lieka. Tai va. Gerai, žiūrėk, einant toliau link mūsų temų, aš tau turiu klausimą. Oi, bus smagu. Ne, mes kalbėjome apie turinį. Koks tavo yra pastarųjų kelių metų arba įsigandė žiūri tą mėgstamiausias serialas? Mėgstamiausias serialas? Aha. Žinokit, nežinau. Man mėgstamiausias serialas, kurį neseniai baigiam su draugė peržiūrėti, tai yra Luciferis. Luciferis, jo. Ok, dėl to, kad kodėl? Ką primena? Aš nežinau kodėl, bet jis ne vienas serialas manęs taip neįtraukė kaip jisai. Ar ten kulminacija, ar ten, žinot, kas buvo man labiausiai, kas labiausiai mane įtraukė, tai kad kada tu parodysi tuos sparnus, tu visiems pasakoji, o tu neparodai. Nespoilink žmonėm per daug. Nu, aš nesakau, kada parodys. Va čia jo, nežinau kodėl, sakau, labai, gal kad tas ir serialas pats labai magiškas, tai dėl to gal ir mane taip įtraukė magiškai. Ok, šitoj vietoj galiu sutikti. O koks tavo? O, aš tikėjausi, kad išvengsiu šitą klausimą. Aš foną muzikinį pagarsinu. Stop. Ką tu manęs paklausi, aš tavęs paklausiu. Žinok, aš būčiau pasirinkęs Luciferį, bet kadangi jo dabar nebegaliu rinkti, žinai, ką pasirinksiu? Pasirinksiu nuobodų pasirinkimą, bet pasirinksiu How I Met Your Mother. Tai šitas tai tavo, čia klasika tavo yra. Tu su to serialo augai. Aš augau su Drakonų kova, bet skaitykim. Bet ta prasme, koks tu esi dabar? Tai pasižiūrėkit tą serialą, pamatysit, suprasit. Jo, bet jeigu skaičiuojam ir filmukus, tai Drakonų kova, aišku, rinkčiausi. Ne, tai filmukai, tai jau čia anime, tai yra kita visai sritis, kur jau galiu aš daugiau išsiplėtoti, taip. Nemažai žiūriu anime, man jinai patinka, faktas. Suaugusio žmonėm taip irgi patinka anime. Bandėjai Kamehameha paleisti vaikystį? Ne ant puodo, šiaip. Tiesiog iš rankų. Aš ant tiek stengiausi Kamehameha paleisti, kai buvau mažas. Ta prasme, mano buvo toks didelis indėlis, kad mano tėvai net apsimetė, kad aš tikrai paleidau. Alright, šito aš negirdėjęs, papasakok. Labai paprasta, viskas. Ta prasme, žiūrėjau filmuką, kaip ir kiekvienas normalus rytas, kiekvieno vaiko rytas, valgau pusryčius, sausus pusryčius, skaniausius turbūt pusryčius pasaulyje. Čia aš negaliu sutikti, aš viskas pusryčiai yra skanus. Ne, įdomu kodėl. Ir žiūrėjau, atsimenu tikrai vienintelis epizodas, neatsimenu pačio epizodo iš Dragon Ballo, bet atsimenu tiesiog vienintelė buvo, tiesiog mes gyvenom senam bute ir atsimenu tai, kad žiūrėjau, telikas buvo padėtas ant šaldytuvo. Šilelis tas, kur pasuk kanalą reikia. Taip, kur reikėdavo, žinai, geriausias taisimas, kai nepagaudavo, žinai, ta prasme kanalo, ten pradėdavo šnipšt. Aha. Nežinau, ar girdėjau. Ir vis tiek nežinau, ar girdėjęs, bet... Reikia padaryti bum per teliką ir labai gerai viskas tada veikia. Tai va, tada aš kai žiūrėjau ir buvo... Pirmą kartą pamačiau, kaip leidžia Kamehameha. Ir tada aš su kiekviena serija vis labiau žiūrėjau kiekvieną techniką, kaip jisai juda, kaip jisai tas rankas suka, kuriuo metu sako. Ir aš tiek buvau įsinėręs, kad aš bandžiau tėvam paleisti. Tėvai matė kiekvieną rytą, kaip aš žiūriu tą filmuką. Palauk, kodėl į tėvus? Pirmas taikinys. Aš žinai, ką daro. Pirmas taikinys buvo, nes gal buvau susipykęs, aš nežinau tuo metu. Ir, tiesiog. Ir pamatė, kaip aš įdėmiai žiūriu, kad aš pamirždavau valgyti. Aš taip įdėmiai žiūrėdavau, kad aš pamirždavau valgyti. Man pusryčiai būdavo šventa,
sausi pusryčiai būdavo švent. Bet aš taip buvau įdėmiai įsitraukęs į tą filmuką, kad paskui sakau, neleiskit man čia įsiplėtot, nes čia bus baisu. Tai grįžtam prie to, kad kai jau bandžiau Kamehame leisti tėvus, jie pamatė su kokiu entuzijazmu, su kokiu užsidegimu pradėjau leisti, tai jie abudu tiesiog natūraliai krito ant žemės. Jeigu jų dabar paklausime, aišku, jie neatsimintų. Paskambinsim, palauk. Aš nežinau, kaip skambinti šitą telefoną. Neskambink, nereikia. Jau ir taip turėsiu turbūt ilgą pokalbį po laidos. Nieko blogo nepasakei kol kas. Dar turim valandą. Fainai. Tai va, tai tokia ir ta istorija. Sakau, tikrai buvau vaikas toksai įdomus. Gerai, bet prie Kamehame visų labai tinka dabar tai, ką aš paklausiu, nes kadangi savaitės pabaigoje išeina Netflixo vienas didžiausių turinių, kuris turėjo šiaip tai išeiti prieš keletą mėnesių atgal. O jo, turėjo. Išeina kažkoks Paulius prieš Maiką Tysoną. Kažkoks Paulius. Jonas Paulius II prieš Maiką Tysoną. Jo, ten ne Paulius, ten Džeikas šiaip tais. Jo, bet ten bus įdomi kova. Tai Jonas Paulius II, Jake Paul. Jo, Jonas Paulius. Jo, ten bus įdomi kova. Aš labai laukiu tos kovos. Yra durniausia tai, kad ta kova vyks iš penktadienio, šeštadienio naktį, 3 valandą nakties. Tiksliau. Nežiūrėsiu su taim, bet žinai, kodėl nežiūrėsiu. Ne dėl to, kad 3 nakties, dėl to, kad bandysi paleisti mane po to. O ką, tu žinai, gal šį kartą išeis. Tai va. Labai gerai pasistengus, bet gali iš kito galo netyčia išeiti. Vat kas blogiausia. Šiaip apie tą kovą. Jo, labai, nebuvo taip, kad labai sekčiau stipriai, bet tikrai labai metė TikTok algoritmas, nes, visi žino, peržiūrėjai videką. Žinau, kad vienas tiesiog priėdė. Storas dabar panašus į tave. Kitas jau nebe. Jau nebe. Jau dabar aš likau ten, jisai praėjo tą stadiją. Bet buvo, jo, ta prasme, tikrai labai, visi žino, kad jau tikrai yra savo amžiui šitas Tysonas. Ir kad be ausies. Ne, jisai nukando kitam. Kas kam nukando ausį? Pau! Kodėl čia yra tas klausimas pagrindinis? Aš tiesiog, va taip tą turinį valgau. Ne, jisai nukando kitam žmogaus. Va, matai? Aš nebuvau neteisus. Taip. Ir žiauru, iš tikrųjų, kaip tokių metų žmogus Tysonas, kaip jo koksai pasiruošimas buvo. Aš tikrai ne vieną, ne 2 peržiūrėjau vaizdo įrašus, kaip jisai treniravosi. Aš galiu to pasakyti. Jonui ragas. Jonui Pauliui. Jonui ragas. Tavarsime, aš mačiau ir kaip Džeikas treniruojasi tikrai stipriai, intensyviai, negaliu sakyti, jo treniruotis užima didžiąją jo dienos dalį, jisai mažiau miega, negu treniruojasi. Kaip ir sakytų, buvo tas laikotarpis, kai jam reikėjo sustambėti, kadangi svorio kategorija netitiko, tiesiog paprasčiausiai. Nes Maiko Tysono svorio kategorija buvo labai tikrai heavy weightas, sakykim taip, tai sunkias svoris, ne, išvertus. Aha. Taip. Tai buvo iš tikrųjų labai didelė nuostaba, kaip jisai tikrai pastumėjo save ir ruošėsi šiai kovai. Buvo žiauriai daug konspiracijų. O Jėzau. Kiek daug buvo netikrų vaizdo įrašų prikurta, kad kokios bus taisyklės tos kovos. Buvo didžiausias absurdas. Mačiau aš irgi šitą, palauk. Čia yra ir apie tai, kad... Palauk. Varyk. Ten kažkaip buvo sufalsifikuota, kad tam Jonui Pauliui II pergalę tipo pasimčia. Tai ta konspiracijos teorija, ne? Jo, dėl... Nežinau, ar... Gal ir apie tą šnekam, kad jis realiai, kad pergalę pasiims, nes jis labai gauna labai daug palengvinimų, sakykime, paprasčiau. Tai buvo teorija tokia išvesta, kad jisai gaus, ten galės susidėti paminkštinimus, šalmus, ten visokius apsaugas, nes, visi žinot, koks yra kirtis Maiko. Žiaurus. Jisai, ta prasme, jeigu jisai paleis tiesiog vieną, viskas, jeigu pataikys. Ok, tai kas laimės? Ir per kiek raundų? Nežinau, aš nepagalvokit, kad aš esu tas tiesiog
žmogus, kuris eina už čempioną, bet, nu, Maikas yra Maikas. Ten kito lygio žvėris. Aš kadangi apie šitą sportą žinau tiek pat, kiek tu apie frisbee, tai... Grinai. Tai sakau, Aš kad žinau frisbee žodį tik tais. bus du praleidimai iš kėdės per galvą, 2 nukastos ausis ir viskas išstęs maksimalų raundų kiekį, kad kuo daugiau pinigų užkalt. Aš matau, kad tu žiūrėjai per daug WWE. Tikrai. Net nemeluosiu, kad to nedariau vaikystėje. Žinok, aš dabar iškart pertrauksiu. Kaltas ir dar kartą kaltas. Prikaltas. Gavau pilos, gavau Bart. Už tai, kaip pasakiau draugė žodį, ne draugė, sužadėtinė, pasitaisau. Atsiprašau, meluoju. Vakarienės gausi ar jau nebegausi? Abejoju. Nu gal dar gal leis lovai miegot, net sofos, bet vakarienės tikrai negausiu. Aš siūlau indus grįžęs išplauti. Pas tai neplauti visą laiką yra. Ne, išplauti. Ne. Oi. Turiu smagią istoriją. Nu, klausau. Turiu smagią istoriją, nežinau, kiek tau jinai bus smagi, kiek tu ją paimsi smagia, bet buvo žiauri. Čia šitos visos blogos istorijos taip pasakyti. Bet buvo žiauri jokinga. Aš buvau, nu, nežinau, kiek man metų buvo, bet tikrai buvau gal, nu, paauglys. Sakykim taip, gal buvo 12-14 metų tam tarp. Norėjau sakyti, kadangi negreit suaugai, 17-18 buvo. Ačiū. Malonu. Ir važiavom aš neatsimenu, į kokį renginį važiavom su tėvu. Ir važiavom mikriuku ir, žinai, kaip tose senuose mikriukuose būdavo už vairuotojo siena, ten visokios reklamos, toks kai laikraštis, žinai. Ja, ir sėdi ten mergina, kalbasi telefonu, geriausia tai, vat, kai būdavo laikai, kur važiuoji, į miestą. Tai kas tas miestas? Akropolis. Nu. Čia dabar dar vaikai ten sėdė ant laiptų. Taip, aš buvau žiauriai nustebęs irgi, kai pamačiau, kad vis dar sėdi. Aš nežinau, ką ten veikia, bet sėdė ten ant tų laiptų raudonų. Kodėl vis dar? Bet, gerai, sutraukė, viskas tvarkoj. Aš sakyčiau, fotkės geros galas, bet jie net nesifotkina, tai aš nežinau, ką ten dar daro. Jokingiausia dalis buvo tai, kad kalba su draugė, su draugu, nežinau, sako, kur važiuoju į miestą, sako, tai kur tas miestas, sako, į Akropolį, sako, važiuoju, žinai. Ir tada po tos frazės, jinai geria kažkokį, nežinau, mineralinį limonadą, nesvarbu. Ir kai jinai tik pradėjo gert, mažas buteliukas, ne bambalis. Aš tikiuosi, tu padarai tą paspaudė ją į boką. Ne, buvo geriau. Okay. Ir buvo tuo metu, kai buvo, sakau, kažkoks renginys ir labai daug mašinų buvo, žiaurus eismas buvo. Ir mikriuko vairuotojas dėjo ant stabdžių. Biški šliukšt. Ne biški šliukšt, o biški buteliukas. Biški buteliukas palindo. Koks pusė buteliuko. Pusė buteliuko sulindo į gerklę. Aš nevis klaus, kur palindo. Gerai, kad jau vėlu yra. Šitą istoriją gerai, kad pataupėjai. Sakau, šitą istoriją buvo, aš, nežinau, turbūt visą gyvenimą atsiminsiu, bet aš turiu geresnę. Tada supratai, kad esi heteroseksualus. Be komentarų. Bet aš turiu geresnį. Tu papasakok, prašau, ko mes nepakalbėjom, kai kalbėjom apie pusryčių sausus. Pakalbėk apie tą savo smagų projektą Pienas ne vienas. Gerai, aš net išsijaudinimą užkabinau laidus, kažkaip su koja apie. Iški trukti. Jam net sutrukčiojo koja. Prispaustas buvau šitai temai. Gerai, aš sakiau, kad neskanu yra susipusryčiai, kad jų nevalgau ir taip toliau. Bet kodėl aš jų nevalgau? Nežinau, ar kas nors iš klausytojų atsimena, buvo Vilniaus gatvėje kavinė Pienas ne vienas. Oi. Sausų pusryčių baras. Daug prisiminimų jame. Vienas iš tų, mano, kur sakėm, padarom, supakuojam į dėžę ir užrakinam. Tai vienas iš tų projektų. Tai buvo sausų pusryčių baras, aš jį nupirkau iš Vilniečio, iš tikrųjų turėjau. Visa kokia eiga buvo.
man kilo šitą idėją, nes pamačiau aš Anglijoje tokią kavinę ir pasirodo, jinai jau veikia Vilniui. Ir tada Erikas Mališauskas buvo toksai labai sėkmingas dabar verslininkas, jam geriau sekas negu man. Ei, nenuvertink savęs, viskas gerai. Ir tada nupirkau aš iš jo tą idėją tam, kad tiesiog nestatyti iš naujo pavadinimo ir padariau visą kampaniją, kad ne visi dalykai iš Kauno keliasi į Vilnių, kai kurie dalykai iš Vilniaus persikelia į Kauną. Atidariau, iš tikrųjų pirmas mėnesis buvo sėkmingas, pirmas mėnesis kaip maitinimo verslui. Pirmą mėnesį eiti į pliusą buvo kažkas nerealaus. Dėjau pinigus atgal, tiesiog tobulinau, nes iš savo tų 10 000 santaupų padariau, ką padariau. Ir tada atėjo ruduo ir rudenį aš galvojau, kad kaip tik sugrįž daug studentų, daug moksleivių, nes kadangi centras, ten yra aplinkui mokyklų, univerų. Ir galvojau, kad tada ateis pas mane žmonių srautai. Bet oras taip negalvoja. Čia tau kaip valandos pauzė sakė, nope. Jo, nes tada prasidėjo lietus kokį mėnesį, kada yra šalta, žmonės nelabai kursuoja, pas mane reklamos daug nebuvo, nes nebuvo lėšų tam, batsiuvys be batų buvau, marketingistas be reklamos. Ir kažkaip bandžiau suktis, bandžiau tada įsivesti piragus prie kavos, kad tam šaltam ore atėjo keletas močiučių. Turėjau plisteką. Tai čia buvo geriausia viso šio projekto dalis. Papasakosiu po to, kodėl geriausia, bet... Jo, ir tada buvo moksleiviai, kurie bėgdavo iš pamokų, ateit pas mane į pieną, kad galėtų pažaisti plistekų vietoj pamokų. Aš buvau tas nusikaltėlis, kuris jos viliojo iš mokyklos. Ne vien tie moksleiviai bėgo pas tave pažaisti plistekų. Bėgo ir draugai, ir giminės. Jo, bet buvo įvesta sistema, kad reikia kažką nusipirkti. Tai aš iš to bandžiau dar gyventi, bet reziumė buvo 10 000 gal eurų, ne mažiau 6 000 eurų minuso. Neskaičiuojant to, ką suinvestavau, aš tą palaidau. Na, bet kas šį yra? Aukų dėžutę. Kas šį yra? Nu, turasme, Realiai, kai atsistoji po to taip, bet kai visą laiką iki tol valgai bomžpakius, kad atsivašliuot, nėra smagu. Bet aš vieną iš tų dalių, kodėl sakiau, papasakosiu. Tai tu pas mane darbavaisi pienę keletą dienų. O ten buvo pati geriausia, viena diena buvo pati geriausia. Netėjo ne vienas klientas žaidėjus plisteko visą dieną. Ne, bet buvo geriausia, bet tuo pačiu ir, ir iš tikrųjų nervingiausia, sakyčiau, nes vieną dieną, kai, būtent viena diena iš visų dienų, kad, aš nežinau, kiek ten dienų, kelias dienas, padirbau, aš padėjau tau. 3. Tai va būtent, reikėjo tiesiog žmogaus, tai davai, sako, bėgičiau, atvaryk, padėk. Ir 2 dienas iš tų domas taip pusiau buvo, pusiau nebuvo, taip viskas tvarkoj. Ir vieną dieną visiškai jo nebuvo, nuo pačio ryto. Atėjo, atrakino, viskas, dingo domas, visai dienai. Ir kaip jūs galvojat, tą vieną dieną, aš neatsimenu, kažkokia šventė buvo. Ta diena kažkokia šventė buvo, bet nesmė. Ir, ką tu, visą dieną ne vieno žmogaus ir iš visų įmanomų žmonių, kas įeina. Jėrutis. ir geriausia dalis tai, kad, jeigu klausysi, nesupyk, bet pieno kiek nori. Bet va jam tinka, čia nebuvo. Reikėjo ko? Reikėjo sojų? Reikėjo pieno be laktozės. Okay. Ir buvo, bet aš prisimenu iš viso kraustymosi. Gana einamas buvo, mes jo turėdavom. Kiek turėdavai? Nori pasakysiu, kiek turėdavai. Galiniam šaldytuvė vieną pačioką. Vieną pačioką. Ir aš gerai, kad aš prisiminiau, aš nubėgau, pažiūrėjau jo pirmiausia galiojimą, nes jisai stovėjo nuo pačio atsidarimo. Ir žiūriu, galiojimas geras. Viskas, važiuojam. Ir tada špikas tik tai sutraukus, kad jis būtų vis dar geras. Bet buvo geras. Nebuvo komentarų. Bet tu nežinai, jis gal tiesiog rytoj jau buvo nebegeras pasipilvė. Bet jis tau nieko nesakė. Jo, nieko nesakė. Nieko. Tai viskas gerai. Viskas gerai. Bet buvo, aš suprantu, kad tau šiek tiek biški dar skausminga ta tema, ne? Šiek tiek skausminga tokia. Šiek tiek. Tokia biški dar sukirpžda, ne? Šiek tiek. Bet, buvo ir gerų momentų. Kas įvyko? Kas įvyko piene? Ką tu dabar turi iš pieno? Kad su draugas susipažinau nuo Aš šitą galiu sakyti, aš nesu susižadėjęs. Tai taip. Aš legaliai šitą frazę panaudosiu.
Oi, fainai buvo tie laikai, ne? Buvo fainai. Iki ko praradau pinigus. Oi. Gerai, tai šiandien po truputį rišo mazgą ant šitos laidos. Sakai, visai gerai eina. Ką? Visai gerai eina, sakai? Laida? Nu. Nežinau, kitiem duosiu paklausyti. Pats žinai, kai negali vertinti savo. Po laidos pažiūrėsim, kaip patiko. Pačiam savo nesmirda, kaip sakom. Bet jau iš tavęs tai jau smirda. Jo, tai mes sakėm, kad šiek tiek pasieksim gyvų klausytojų rodiklius, kadangi radio imtuvų klausytojų mes negalim sekti, šiek tiek buvom užmetę akį per pertraukėlės į internetinius klausytojus. Prieš pradedant turėjom 23, kažkuriuo metu, laidos metu, berods buvo 32, 33, dabar... Jo, kažkas toks pikas buvo. Apie 26, 27 laikosi, ačiū, kad neišjungėt. Super. Šitus rodiklius seksim, tarp kitko, mes visų laikų, tai jeigu turite galimybę, mes kadangi negalim sekti radio klausytojo, mes norim daryti tą sistemą, kad bandom gaivinti radiją, kad gyvai mūsų klausytų radio stotyje. Tai jeigu turit galimybę rinktis tarp radio imtuvo ir internetinės transliacijos, rinkitės internetinę transliaciją tam, kad mes galėtume matuoti būtent tuos klausomumo rodiklius, vėliau kelsim į socialinius tinklus ir bandysim tiesiog vesti šitą statistiką, gal pakelsim, kaip ir sakėm, iki, kiek sakiau, iki pėmio antramos puntos laidos. Sakai, dabar bet kiek gali. Aš atsisuksiu po to atgal, važiuosim, kai montuosim video. Kaip tu jautėsi? Tavo čia iš vis buvo pirmas išėjimas radio eteryje. Wow. Nu, aš taip ir galvojau, kad iš to klausimo paklausti, čia klausimas be atsakymo. Ta prasme, nėra teisingo atsakymo. Kaip aš jaučiuosi? Dabar aš jaučiuosi gerai. Nes porą kilų numetė iš streso. Panašiai, jau net pilos susitraukė. Aš žiūriu, kad nebereikia. Patogiau sėdi, biškai. Ne, viskas gerai. Žiauriai fainai, iš tikrųjų, aš net prieš tai sakiau Domai, kad ties kokiu jau 4 išėjimu buvo, nu, aš jau paigiu apsiprast. Viskas tvarkoja, viskas fainai, viskas žavu, viskas smagu. Suvaibinam, viskas tvarkoja šiaip pradžioj, o ten tai buvo sunku. Ta prasme, mano šiandiena buvo max intensyvi, nes aš ryte atsikėliau, tai dar su tokiu jauduliuku, kur toks, tipo, žinau, kas vyks šiandien vakare, bet buvo vis tiek tas jauduliukas lengvas, nu tai kokie 3 balai, sakykime, iš 10, ne? Dienai einant, ojojoj, kilo balai, kilo. Po darbo išeinu, 7. Bet nenualpai. Tiesioginė meterį. Beveik. Vienu metu. Tai čia dėl to, kad užsikaitinam per daug. Nu, užsikaitinam. Karšti vyrai užsikaitinam. Taip gavas. O kaip tu? Kaip tau sugrįžt po tiek laiko? Ai, kad sugrįžt, tai čia tiesiog reikėjo pultą atsimint. Aš džiaugiuosi, kad mano Matėsi. kad mano ta prie stalo išgvildenta idėja, kad mes kartu turėsim tą gerą sąryšį. Nu vis tiek, kadangi ilgai bendrauti yra normalu, bet tai perkelti į tiesioginį eterį, aš manau, kad visai pavyko. Manau, kad klausytojams turėjo būti smagu ir aš būtent per šitą prizmę geriausiai įvertinu. Tam, kad tiesiog man atrodo, kad pagavom. Man atrodo, kad galim kažką padaryti. Man atrodo, kad su kiekviena laida tikrai bus tik geriau. Tas pirmas blynas, aš nevadinčiau jo labai prisvilusiu iš tikrųjų. Nu, jisai, žinai, kur jau, nu, tipo, atbėgi prie keptuvės, nes buvai kažkur nuėjęs. Prisiminiai, kad tu kepi blynus, ane? Atbėgi prie keptuvės, jau galvoji viskas, sudegit. Pakeli. O ten toks rudas, toksai jau beveik prie degėsios krūdėsi, žinai, tas skaniausias, kur traška. Čia alegorija labai gera, nes porą kartų pribėgau, nes tiesiog tylą eterį padariau iš tos. Tai jo, lygiai taip pat bėgau prie pulto, kaip prie tos keptuvės. Sužiūrėt. Gerai, tai dar kartelį pasikartojam, visiems pakartojam, kas čia vyksta, dar kartelį toks įvažiavimas. Tai šitą laidą tas, kas įsijungėt gal nuo vidurio, gal užkabinom patiko ketvirtadienį Begis ir Belis YouTube kanale. Čia, tai nematysite, jeigu neįsijungsit, aš rodau į pavadinimą, bet jeigu ne, žodžiu, Begis ir Belis YouTube kanale bus galima ketvirtadienio vakare. Aš bijau labai prisižadėti, aš labai tikiuosi. Neprižadėk geriau. Aš labai tikiuosi, kad pavyks sumontuoti, bent jau be mėgio. Tu man net paskutinio neįspėjai, kada įkelsi paskutinį TikToko video. Nu tai ką apie tai kalbė? Bet tiesiog įkėliau grįžęs namo. Tai... sumontuodavau grįžęs namo. Taip, tai aš labai tikiuosi, kad šiais ketvirtadienį vakare, po to jau susistiguosim, pirmas tas montavimas yra šiek tiek ilgesnis, gali šiek tiek ilgiau užtrukti, bet ketvirtadieniais vakare išeina
podcast'o tipo įrašas YouTube formatu, norėjau sakyti, YouTube kanale Begis ir Belis. Visą tą laikotarpį tiesiog būsim aktyvūs ir socialiniuose tinkluose, tiek Instagram'e, tiek Facebook'e, tiek TikTok'e, visur Begis ir Belis. Begis ir Belis. Taip, tai tada tiek. Turbūt tų žinių susigirdim mes jau kitą antradienį, jeigu mūsų iš čia neišmes. Tai kitą antradienį tuo pačiu laiku nuo 7 vakaro Radio Tau eteryje, o dar geriau tau.lt. Pasiliksim jūsų. Ačiū, kad klausėt, buvo čia Begis ir Belis.